Šitas specialus yra Gintautui Jarulaičiui. Na tai ką, Gintautai, už mano visas kančias tau teko keletą kartų, kreiptis ir pabūti toj mikrobanginė, ne? Ta prasme, gydymas tau buvo reikalingas. Dėl to, kad tu norėjai keršyti. O kerštas yra pats baisiausias dalykas. Tai yra velnias. O man tai buvo patirtis tam, kad aš sužinočiau, kaip veikia visa sistema. Tai galiu pasakyti ačiū. Ačiū už pačią baisiausią, šlykščiausią patirtį, kuri mane augino. Ir labai įdomu, kai prasidėjo mūsų bendravimas, aš maniau, kad tu esi mano vyras, aukštas. Aš mačiau, kad aukštas, žydrom akim vyras. Ir aš mačiau va tokį vaizdą, kad mano vyras bus va toks. Ir aš galvojau, kad čia tikrai va čia jau tas. Ir aišku, tu labai puikiai moki apsupti tą globą, dėmesiu. Aš kai išvažiavau į Ameriką, gėles siuntei man ten ir vieną, ir kitą puokštę. Mano bosė Regina Remeikienė sako: merginos, siūkite sukneles, čia vestuvėmis kvepia. Ir aš galvojau, va, čia jau pagaliau sutikau tą savo vyrą, bet paskui aš pamačiau tokį sutraumuotą žmogų, kuris tikrai nesugebėjo išsigydyti savo visų žaizdų. Ir tas mažas vaikelis buvo stipresnis, sužalotas tas mažas vaikelis buvo stipresnis už tą suaugusį Gintautą. Ir tai buvo labai liūdna. Todėl ir taip kaip ir išsiskyrėm. Ir po to vėl gavosi, kad tu mane įtraukiai iš to liūno. Tada padėjai man versle. Ir kadangi tu man padėjai ir po to nebuvo taip, kaip tu nori, ir aš nepasidaviau tam, šitom visom manipulacijom, nes moteris santykiuose ir meilėje ir santuokoje, jinai turi būti laisva. Vyrai, jūs išsimkit tą musulmonišką mąstymą, nes ten yra padaryta specialiai, kad valdyti žmonės. Tai jūs daugiau taip nebedarykite, nei Gintautas, nei visi kiti, nes tai yra prieš Dievą, prieš kūrėją. Moteris turi būti laisva pasirinkimuose ir moters norai yra vyrų įsakymas. Todėl mes, moteris, privalome kelti savo vyrą ant pjedestalo, kai jis pildo tavo visus norus. Ir tau nereikia taip sunkiai dirbti. Ir visame tame yra harmonija. Tai va čia tas tavo kerštas buvo labai labai baisus dalykas. Man nuslinko visi plaukai, aš turėjau gražus plaukus, po to teko taip nukirpti. Aš juos atsiauginau, kaip matote. Ir tai buvo labai tas velnias tavyje, bet visa šita situacija buvo labai įdomi. Pats teismas, jis nebuvo toksai, nebuvo kažkas ten baisaus, bet aš turėjau labai baisią baimę. Pirma, kad aš gerai nekalbėjau angliškai ir aš negalėsiu apsiginti, pirma, viena baimė. Antra baimė buvo tai, kad kai aš išsiskyriau, aš tiesiog norėjau atsikratyti viskuo ir aš viskas, kas buvo su tavimi susiję, aš viską sunaikinau. Kad tiesiog aš nenoriu sugrįžti į praeitį, sunaikinau, pas man nei nuotraukų, nieko neliko, viskas. Pradedu naują etapą. Ir aš visada taip darau. Ašgi negyvenu toj praeitį. Aš dabar turėsiu iškelti visą tai tik dėl to, kad aš esu tas antrasis, ta Marija, ir parodyti jums viską, kad aš, nežiūriu ten į tą praeitį. O tą praeitį turiu tik parodyti, ką aš praėjau. Ir aš sunaikinau ir man atrodo, tai kaip aš įrodysiu tame teisme, kad čia viskas taip ir buvo. Ir kaip matai, teismą aš laimėjau ir viskas buvo mano pusėje, bet tai buvo labai labai didelė kančia. Aišku, tas skausmas, niekas taip neaugina kaip skausmas. Pats didžiausias dvasinis augimas yra per skausmą. Ir turbūt
tie suvokimai, jie ateina, gali ateiti ir kitaip, ir per džiaugsmą, ir per norą padėti žmonėm, ir tada sprendi jų problemas, ir tada ateina tie atsakymai. Tai tas variantas yra geresnis. Bet aš buvau abiejose. Ir per skausmą, ir per džiaugsmą, ir per meilę aš augau. Tai va, tai labai trumpai pasakysiu. Teismas buvo toks. Žodžiu, mes ateinam į tą teismą, turėjo toks buitinis teismas, kadangi jis buvo, Gintautas buvo, kaip dabar jo ta profesija, lietuviškai, aš nesu anglistė, bet man kartais užstringa, ypatingai, kadangi dabar labai esu labai išsekusi. Plumber, kaip dabar lietuviškai. Kuris vamzdžius tvarko. Santechnikas, va. Tai va, tai jis man padėjo, jis instaliavo boilerį, viską, padėjo ten kažkokius kitokius darbelius padaryti salone. Medžiagas viską aš pirkau, bet jis tai dirbo ir darė ir padarė tikrai gerai ir aš labai labai dėkinga. Bet jis norėjo tai padaryti, kad, jau tas salonas taip kaip ir jo būtų. Ateidavo ten į saloną ir merginom kavos, ten dar, sakau, klausyk, tu nešokdink mano merginų taip. Tu čia nesi tas, su mano žmonėmis reikia elgtis pagarbiai. Galbūt nieko blogo yra paprašyti kavos, sakytų, ar turi laiko man padaryti kavos, tai viskas tvarkoja. Ir turbūt bet kuri būtų padariusi. Bet kai sako, kavos, koja ant kojos, o taip susidėjęs, tai buvo jau labai, tai yra žeminimas žmonių, aš čia karalius. Karaliai taip nedaro, karaliai myli žmonės, karaliai vertina kiekvieną žmogų ir dėkingi net ir valytojai, nes valytojai nėra blogas žmogus. Ką mes darytumėm be valytojų? Pažiūrėkit, koks pasaulis būtų be tų žmonių, kurie švarina. Ir gamtoje taip pat yra paukšteliai, ten dar kažkas kažką suvalgo, kad nebūtų tų nešvarumų. Taip, yra tobula. Ir žodžiu, man tai labai netiko ir aš pasakiau, kad taip nebus. Ir ten prasidėjo pykčiai ir prasidėjo viskas nuo amvai. Žodžiu, jisai sako, aš turiu draugus Rūtą ir tuo metu ji buvo ištekėjusi už Čibonienę ir Čibonienę, atsiprašau. Ir sako, va, čia tau reikės susipažinti, taip, jisai, aš taip kažkaip tempiau gumą, aišku, galėjau aš anksčiau susipažinti, būtų greičiau viskas gal buvę. Ir paskui sako, čia reikia tik tai kelių tau, žodžiu, kėdes nupirko, ten dar kažką čia darysim. Žodžiu, pagal Rūtos visus nurodymus, tai nieko nereikia, va, turit kėdžių, kiek yra, tiek užtenka, čia jau didelę salę ruošia, pas mus vietos yra pakankamai. Aišku, aš buvau įtraukta į tą verslą, kad sužinoti, kas kaip, bet to dėkinga tam verslui. Bet jeigu kalbant apie Gintautą, dar mes labai stipriai susipykom ir tada prasidėjo kerštas. Buvo man padovanojęs Obolio kompiuterį. Aš dirbau su tai savo mokintošiais naktimis, mokinausi, nes aš niekada nesimokiau jokios informatikos, turbūt kaip visi mano kartos žmonės, kurie mūsų nemokė. Tai nežinau, kaip čia teisinga, ar mokino, ar mokė. Kaip iš tikrųjų, lietuvininkai, prašau, ištaisykit mane, nes tikrai nežinau, kaip teisingai, ar mokino, ar mokė. Gal mokė? Teisingai būtų. Tai va, ir prasidėjo didelis konfliktas. Ir prasidėjo teismais, padavė į teismą, ir prasidėjo ta siaubinga mano kelionė. Ir aš bijojau, kad neapsiginsiu, bijojau, kad neturiu įrodymų, bet buvo labai geras dalykas, kad buvo bendrų nuotraukų pas Linutę Paplauskienę, Linutė ir Žilvinas Paplauskai, tai ačiū Jums, Linutei, kad suradot senų nuotraukų, kurias mes ten šventėme Kalėdas, tai labai labai man pagelbėjo. Ir dar buvo labai gerai, kad aš visas skolas, ten man Gintautas paskolino didelę sumą pinigų salonui, kada aš pirkau saloną, nes ten dalimis mokėjau, bet tą sumą aš grąžinau dalimis ir į banką. Tai čia ačiū Dievui viešpačiui, kad man davė
tų smegenukų blondiniai, kad aš vis dėlto va tai padariau. Tada aš ištraukiau išrašus iš kišenės ir aš viską turėjau jau tuos įrodymus, ne? Bet tas baisiausia, kad aš nepastovėsiu, kad aš esu silpna. Ir dabar išaušo ta teismo diena. Ten tas pasirašymas su tais advokatais, kiek ten visko buvo. Ir išaušo ta diena. Ir aš atsimenu, aš atsikeliu ryte, mano visas veidas tokiom dėmėm. Nu, aš ten nelabai ir miegojau, ten turbūt paryčiais užmigau, nes nemiegojau ir po to keletą valandų pamiegojus, aš atsikėliau, mano visas veidas nuo to streso išbertas tokiom dėmėm. Aš aišku su pudra ten užmaskavau ir ateina toks sapnas atėjo. Žodžiu, kad yra tokia vonia, ir aš toj vonioj ir aš matau, kyla vanduo, kyla, ir truputėlį va, tai vonė tiek pribėgo ir aš paimu tą, ištraukiu tą čiaupą ir visas vanduo subėgo ir va toks sapnas. Nu, ką čia reiškia? Tai va ten tam teisme taip ir buvo. Žodžiu, nu jau mane pasodina į tą dėžutę, kur tu ten turi kalbėti ir gintis ir pasakoti ir sakyti, kas ten kaip buvo. Ir ten manęs klausia, aš suprantu, žodžiu, aš turėjau dar labai be galo dėkinga, esu Giedrei. Giedrei, aš paskui surasiu pavardę, tiesiog dabar neturiu, kuri padėjo, ji yra iš tų šakalų. Čia perkelkinė prasme, aš nieko neturiu žeisti ir taip toliau, visiškai ne. Tai jinai buvo su kitu šakalu ir pas Gintautą irgi buvo 2 šakalai, tokie juodukai, atėjo su tais 2. Ir tai, žodžiu, turėjo būti labai paprastas dalykas, atėjo buitinis konfliktas, tai jisai vienas atėjo, aš atėjau, teisėja, kita, tenai, atsiprašau, šakalai, kaip čia vadinasi, ne, jinai buvo ir paėmė išsprendžia tą buitinį konfliktą ir viskas, bet aš bijojau, susiradau, kas mane gins. Tada atėjome į pirmą teismą, tai tada jisai išsigando ir kitą kartą atsivedė 2 ir aš per tą laiką pakeičiau savo tą šakalą, tai aš tada turėjau 2 ir jisai turėjo 2. Bet teismas baigėsi tada, kai aš nuoširdžiai pradėjau siųsti jam meilę. Ne todėl, kad tas yra anas, tik tada 2 metai, man praėjo 2 metai, kol aš visiškai atleidau ir kai pamačiau dievišką planą tame. Ir tik tada, kada aš nuoširdžiai pradėjau jam siųsti meilę, bet iki tol aš įsivaizduoju, kad aš atnešu kompiuterį, padedu ant stalo ir jisai nukrenta, sudūžta, ne man, bet ir ne tau. Žodžiu, va tokių visokių scenų, ko aš tik nemačiau, tai buvo pyktis didžiausias, kad jis taip elgėsi, kad čia taip, kodėl jis man kerštavo bet aš dėl visko kalta, niekas kitas, aš kad buvau su tokiu žmogum, aš kad aš pritraukiau tokį žmogų sužeistą, niekas kitas, tik aš už viską kalta. Tai Gintauto nekaltinu, bet kviečiu pas mus prisijungti į alijansum. Būsi labai turtingas, norėjai būti, nepasisekė verslas tau, bet pasisekė man. Todėl, kad aš niekada nenuleidžiu rankų, nesvarbu, kas įvyktų. Niekada. Žodžiu, tas teismas. Ateinu, žodžiu, ir jau dabar sėdžiu toj dėžutėj. Ir iš tikrųjų manęs paklausė ten kažkokį klausimą, aš visa baimėje, sėdžiu toj vonioj, nes man kunkuliuoja viskas. Ir vaizdai kyla, kad aš neapsiginsiu, kad man uždės kažkokią baudą, kad mane čia vos ne kažkur uždarys, arba jeigu reikės bauda tokia bus, kad aš neišsimokėsiu, nes aš dabar tų pinigų tokių didelių neturiu ir iš manęs atims mano pačią didžiausią svajonę, mano saloną. Ir čia kunkuliuoja daug tų minčių. Toks kalnas, toks debesis juodų minčių. Ir manęs klausia ir aš tokia panosiai, bum, kažką tenai burbuliuoju. Teisininkė sako, stop.
aš nieko nesuprantu, ką tu kalbi. Turi labai aiškiai ir garsiai sakyti. Ir aš tokia. Ir man tada tarsi kūrėjo balsas toksai. Kas apgins tave, jeigu ne tu pati? Kas? Kas apgins tave? Čia yra tavo gyvenimas. Kelkis, stokis, tu turi jėgų apginti savo gyvenimą. Ir aš tokia iš karto. Ir pradėjau. Ir aš laimėjau. Ir tada buvo labai juokinga. Tada Gintauto šie šakalai klausė vienas iš jų. Sako, paima kiekvieno, žodžiu, kadangi jis buvo prirašęs labai daug man tų sąskaitų ir sako, ar sąskaita numeris buvo tau įteikta. Ir bando ten visą krūvą tų sąskaitų, ar tu jas ten tikrai gavai ir ar tai buvo padarytas darbas. Ir aš tada sakau, klausykite, jeigu jūs dabar, aš tiesiog sakau, stop. Ir sakau, jeigu jūs dabar norite, ir anglų kalba pasidarė gera, viskas normaliai, nes aš turėjau apginti gyvenimą. Kas, jeigu ne aš? Kas? Aš turiu apginti savo gyvenimą. Ir tada aš sakau, jeigu jūs norite dabar vardinti visus tuos sąskaitas, faktūras, ar kaip ten vadinasi lietuviškai, sakau, tai tam, kad sakau, užkrenta žodžiai, tam, kad sutaupyti mūsų laiką, jūsų, mano ir kitos ten tos šakalės pagrindinės buvo moteris tenai, ta šakalė, ne? Tai sakau, jeigu jūs norite sutaupyti laiką visų mūsų labui, sakau, tai aš galiu pasakyti taip, kad visas tas sąskaitas aš gavau ir aš viską už tai apmokėjau. Ir tai buvo tiesa, aš nieko nemelavau. Ir šitą šakalę pradėjo juoktis. Jie visada būna labai rimtų veidų, poker face, pokerio veidas. Ir labai rimtai viską turi žiūrėti. Ir jinai negalėjo savo šypsenos sustabdyti. Tai iškart taip ir vėl pati, kai pagavo save, kad jinai šypsosi. Jinai tik taip tą veidą ir viskas. Ir ant pačio galo pasakė, sako, mes labai aišku, kad jūs buvote pora, nes jisai neigia, kad mes buvome pora ir viskas pasibaigė. Po to aš išėjau iš to ir toksai, aš mačiau dar prieš tai tokį didelį tokį medinį piedestalą, bet jisai juodas. Ir aš jo ištiesusi va taip rankas ir aš taip sukausi, kaip pakliuvusi į laisvę ir labai laiminga. Ir dar vienas iš tokių vizijų buvo, kad irgi su tokia skrybelė išeinu. Skrybelė visada yra tokia pagarba ir ten daug tokių gražių geltonų ir baltų gėlių. Tai man prašom tokią skrybelę padovanoti. Ir viskas pasibaigė tik tada, kada aš pradėjau nuoširdžiai siųsti meilę. Tai visa ta istorija, tai va tiek, Gintautai, kviesk Rūtą su Emiliu pas save, kviesk savo Darių ir visi ateis pas tave. Pagal tai, kaip vieni kitus pažįstam ir jie ateis pas tave, jie atves tau didelę bele kiek žmonių ir būsi labai turtingas, bet tau reikės išsivalyti visas savo žaizdas, aš jų čia nepasakoju, nežinau, kad tu labai jautrus žmogus ir nenoriu tavęs traumuoti dar kartą, nesvarbu, kad tu su manim taip elgeisi, aš atleidau tiek tau, tiek visiems ir aš gavau tavo laišką, ačiū labai, jeigu jis dar yra tas laiškas, aš jį paskaitysiu garsiai.
kaip rašo žmonės, kad, tu parašei anglų kalba, kad kiekvienas nusikaltėlis turi dar vieną šansą naujam gyvenimui, atleidimui, kažkaip va taip. Gražus buvo laiškas, tai ačiū tau už tai. Ir aš neturiu jokių nuoskaudų, bet kviečiu tave į mūsų gražią šventę, susivienimo šventę, ir kuo greičiau važiuok į Lietuvą, pirk bilietus ir šutink į Lietuvą, visi. Tai tiek, aš tau atleidau, ir nes kūrėjas mus moko, gavai per vieną žandą, atsuk kitą, nes visame tame yra kūrėjo planas. Tai linkiu tau sėkmės, visiškai nesvarbu, ar aš būsiu su jumis ar ne. Gali būti lyderiu, taigi davėjai man visokius ten, I'm a leader, I'm a voice, ir ten tokius visokius, atsimeni? Aš dar gal ir turiu tą tokį kalendoriuką, ar kas ten. Tai prašau, netgi, man atrodo, yra likusi tavo viena nuotrauka iš Las Vegase, kurį man atsiuntei. Tai aš tau galėsiu grąžinti, jeigu manęs nebus, tai grąžins Jevgenijus tau šitą iš Las Vegaso, bet tu tokį kūną ir pats gali turėti, gali eiti sportuoti ir turėti tokį kūną, kas tau neleidžia. Visi tai gali, ir tu tai gali. Tai tiek, iki, su meile iš visos širdies, ir laukiam tavęs, aljansų. Kuo greičiau, šutink į Lietuvą, iki.